Krštauskas tada labai norėjo papasakoti apie peties gydymą, bet spėjo tik papasakoti apie holistinį požiūrį į sveikatą ir kaip mes elgiamės su žmonėmis, kurie ateina į kliniką su problemomis, o dabar tęsiant temą, jau šiandien norime papasakoti vis dėlto, kaip mes su tais skaudančiais pečiais klinikoje elgiamės. Ir matysite jau konkretų pacientų atvejį, kurį mes čia išnagrinėsime, o po to norintis iš auditorijos lygiai taip pat galės pabandyti praktikinę dalį scenoje. Ir pristatydama šią temą mūsų abiejų ir visos klinikos vardu, aš noriu pirmiausia pasakyti ir pritarti iš dalies Gretai, kai jinai pasakoja apie pirmus metus darbo, po to, kaip jinai atsidūrė taikomoji kineziologija, istorija pakankamai panaši. Iš tiesų, aš kai įstojau į mediciną, tai toks mitas buvo, kad nuo plaučių uždegimo visi miršta, nes buvau prisiskaičius Žemaitės knygų ir ten tragiškai baigdavosi beveik kiekvienas susirgimas. Ir aš tikrai sąžiningai, kaip juokingai beatrodytų pirmą kursą, galvoju, plaučių uždegimas, viskas yra mirtis. Bet per 6 kursus sužinojau, kad ne, antibiotikai padeda. Pabaigiau reabilitaciją iš gyvo užsidegimo kinesterapiją, šventai tikėdama judesio gale. Pradėjau dirbti ir supratau, kad yra dar viena baisi liga, tai yra peties skausmas, nes kai ateina žmogus ir sako, man skauda petį, žinau, kad dabar bus ilgai, nuobodžiai ir dėja nelaimingai, jisai po to grįž po operacijos ir vėl bus ilgai, nuobodžiai, nelaimingai. Ir galų galę su visais transporto, aš jam turėsiu turbūt pasakyti, kad, žinot, jeigu nesportuosit, tai gal ir neskaudės naktimis. Bet tais pačiais panašiais keliais vedinas, kuriu taikomoji kineziologijai, laimė anksčiau už Gretą. Ir dabar jau galiu pasakyti, kad tai nėra taip labai neįmanoma, tiesiog reikėtų to požiūrio naujesnio ir platesnio. Koks jis turėtų būti? Pirmiausia, pagalvokime nuo elementarių dalykų. Jūs ryte atsibudote, dar neįjungėte šviesos. Ką darote? Ieškote, kur žadintuvas. Kuo? Ranka, jinai kyla kaip? Iš peties. Užspaudėte, gerai, užteko vieno karto, nereikia 3 snaudžiančius režimus dusinti. Atsikėlėt, ką darot? Vieni akinių, gerai, jeigu nereikia. Šviesos. Mes visiškai nepajuntame, bet mes einam uždegti šviesą į vonią, einam uždegti šviesą į virtuvę, kai čia virdulį ir taip toliau, ir taip toliau. Taip išeina, kad net pati tingiausia persona per savo paprastą dieną 2000 ir matote toliau skaičius, kuriais aš jums neįkėlėsiu, kam įdomu statistika, tai yra visiškai nejuntami mikrojudesėliai, apie kuriuos mes nesusimastome. Tame tarpe tai yra judesiai kvėpavime, kuriuos jau puikiai išdėstė lektoriai iki tol, ir tai yra judesiai žingsnyje, kurios puikiai išdėstė lektoriai iki tol, ir jeigu mes bent jau 10 000 žingsnių norime įveikti, juose visose petis reikalingas. Ir jis visiškai tarsi nedirbdamas iš tiesų dirbsta, ir dėl to mums tada nebenuostabu, kad jis skauda, tik tai reikia galvoti tada, o kur ta priežastis, kaip dabar su tuo žmogu elgtis. Iki šiol beveik auksinis standartas, jeigu skauda petį, tai dabar reikia daryti peties magnetinį rezonansą, nes ten turbūt bus plyšę rotatoriai, nors pasirodo, tyriant populiaciją savanorių, matoma vėlgi statistika, kiek galima rasti tų rotatorių manžečių plyšimų be visiškai jokios simptomatikos. Mūsų tikslas tada ir buvo išsiaiškinti galų gale, tai be to tas petis tiek daug visur dalyvaudamas, nuo ko jį pradėti gydyti, ir tikrai sąžiningai tikėdami neurologiją ir taikomąją kineziologiją ir kvėpavimo svarbą, tęsiant temą nuo praeitų metų, mes iškėlėm savo 2 tikslus. Pirmas – įvertinti svarbą neurologinio faktoriaus ir kvėpavimo stereotipo, o antras – į tuos faktorius atsižvelgdami optimizuoti gydymą, kad galų gale peties skausmo diagnozė nebūtų ta antra mirtina po plaučių uždegimo mano sunkioje praktikoje pradedant gydyti žmonės. Ir pasirinkom tyrimo objektų 27 žmonės, kurie jau pas mus į kliniką atvyko po standartinio gydymo ambulatorinėmis sąlygomis, tai paprašiau tariant poliklinikoje, matote dažniau pasitaikančias diagnozes, ir kaip bebūtų gaila, 2 savaitės intensyvaus gydymo baigdavosi jokių pagerėjimų. 16 iš jų tai buvo sportuojantys žmonės, ir jie tą sportą eiti negalėjo su visais judesiu. Jų standartinio gydymo būdus, manau, visi mintinai žinot, ir mes jau parodėme prieš tai. Mūsų tyrimo metodai prie klasikinių visai medicinai žinomų buvo papildyti taikomosios kineziologijos metodais, ir
vieni mintyse, kiti lentelėse mes susižymime, tai kaip dabar tas visas petį supantis raumenynas iš tiesų funkcionuoja. Pirmiausia, čiupinėjam ne tik raumenį, bet ir fasciją ir sausgyslę ir raiščius aplink sąnarius. Po to mes juos dar ir testuojam tos raumenis su neurologinės komponentės vertinimu. Kas tai yra? Tai gali būti tarpslankstelinė anga, tai gali būti nervas eigoje paraumenimis tuneliuose ir po skirtingais raumenimis einantys segmentai, kurie visi įtakoja žemiau išvardintų raumenų funkciją, kurie visi svarbus peties sąnario stabilumui ir funkcijai. Ir kaip jau matėte prieš tai parodytam filme, mano balsu įvardinant, simptomus mes visi išgirstam, apie perkrovą suprantam, disbalansą vertinam, suprantam, kad silpnas raumuo kalčiausias ir reikia surasti dėl ko. Ir dabar tai yra labai dėkinga kolegoms ir lektoriams ir darbė ir edukologijoje, kad jie labai gerai jums išaiškino apie diafragmas, apie neurologiją, kaip tai yra svarbu. Šiek tiek papildysiu iš savo pusės, kad kvėpavimo, esant sutrikusiam kvėpavimui, kaip papildomas raumuo įsijungia laiptinis, scalenus anterior. Jis tvirtinas prie kaklo 2, 3 ir 4 slankstelio. Antras galas yra šalia raktikaulio ir jo įtampa dėl perkrovos kvėpuojant neteisingai pradeda keisti kaklo slankstelių padėtį, kas jau yra išeities vieta diafragminiam nervui. Dėl to diafragma jau pati savaime nebegali taip gerai dirbti, kaip jai priklausytų. Antra vertus, įsitempęs laiptinis raumuo spaudžia jau petinį rezginį, iš kurio einantis nervinis audinys nervuoja pačius petį supančius raumenis. Ir užsisuka ydingas ratas vienas, kad keičiasi kaklinių slankstelių padėtis, iš kurio yra nervinio audinio pradžia. Antra vertus, keičiasi ir diafragminė nervo funkcija, kuri diafragma kaip raumenį irgi turi kontroliuoti, nervuoti. Ir užsuktų ratu, kuo blogiau žmogus kvėpuoja, tuo labiau įsitempia skalenus. Kuo labiau įsitempia skalenus, tuo blogiau jisai kvėpuoja. Neužtenka, kad blogai kvėpuoja, tai jisai dar ir su papildomai sumažuoja krūtinės raumeniu, įsispaudžia petinį rezginį, kuris peties raumenis atskirai papildomai turi nervuoti ir stabilumas petį mažėja, traškėjimas pečiuose, kaip bebūtų gaila, nieko negąsdina ir nevargina. Tol, kol neskauda, o iš tiesų žmogus jau jeigu ir susimasto apie kaklinę dalį, matėt savo brachialgiją, tai apie vidaus organus kaip tokius ir jų priklausomybę nuo kvėpavimo ir stabilumą peties sąnariui. Dar iki šiol, kaip ir minėjome, ne visi eina taip toli ieškoti atsakymą. Ir mes pradėjom tą sistemą, kaip ir prieš tai parodžiau, nuodugniau vertinti. Neurologija tokia lygmenį sutrikusi. Parodysiu kaip. Ir po to parodysiu. Gali būti neurologija tarpslankstelinės angos lygmenį, gali būti neurologija petinio rezginio viršutinį dalį, petinio rezginio apatinį dalį, gali būti jau pačiuose raumenyse. Tai yra nerviniai tuneliai, tai yra kanalai ir tai nebūtinai yra peties sąnario mankštinimas, nes dar reikia rasti priežastį, dėl ko taip atsitiko. Bet kai jau mes surandame, dėl ko taip atsitiko, o lektoriai prieš tai papasakojo daugybę priežasčių, tai yra ir vidaus organai, ir nervai, ir pažeidimai, ir traumos, ir gali būti visai nutolusią regione, pavyzdžiui, dubenė, kurio tas kaklas stovi. Mes parenkam gydymą. Mes kaip klinika privati negalėjome sau leisti negydyti paciento, dėl to mes tiesiog 2 kontrolinės grupės sudarytos buvo iš to, kad vienai grupė mes iš karto taikėm ir lokalų gydymą taip pat, mes lygiai taip pat pripažįstam fizioterapiją ir visus metodus, tačiau daliai pacientų mes pirmus 4 vizitus taikėm tik neurologinio faktoriaus korekciją ir kvėpavimo stereotipo korekciją, parinkdami metodus pagal diagnostiką, kokią jau mes atlikome, kuri labiausiai tinka. Na, tai yra dažniausiai artrovertebrinė manualinė terapija, miofascinė terapija, neurodinamikos korekcija. Ir rezultatai mus pačius nustebino, kad iš 27 pacientų, kuriuos mes tikrinome, 25 nustatyta neurologinė sudėdamoji. Ir iš jų dažniausiai tai buvo kombinuoti atvejai. Reiškia, neužtenka vien kaklą kraštą, grubiai sakysiu, dar reikia paieškoti, kur toliau tas nervas yra užspaustas, kad iki galo nevyksta funkcija. Neužtenka masažuoti raumenis, nes pasirodo reikia ir kaklinę dalį neurodinamiškai stabilizuoti. Antra vertus, net jeigu neurologiškai viską sustabilizuoji,
kvėpavimo stereotipo nesutvarkius, vėl grįžta per skalenos lygiai ta pati seka ir ydingas uždaras ratas, apie kurį aš kalbėjau. Ir jeigu dabar dar vis matysiu sukryžiuotas kojas ir sukryžiuotas rankas ir pakumpusias nugaras, man bus tikrai labai sunku morališkai antrus metus tą patį šnekėti, nes kaip matot, 16 atveju mes radom krūtininį tipą, kai žmogus iš vis nesusimasto apie kvėpavimo pilvo, sėdi jauni atletiški žmonės, reiškia, tose pilvuose gauna tokią katastrofą. Bet pilnutinio, ką išpasakojo ir Brigita Zachovarinė, linkėčiau nepamiršti ir ne tik pasakot pacientams, bet, kaip sakė Greta, dar ir patiems pavirsti tai praktiką. Pereikim prie konkretaus paciento. Tai buvo 45 metų vyras. Kreipėsi po 2 savaičių neištariamo skausmo, kuris gydant ambulatoriniai grandy niekaip negerėjo ir kineziterapija dėja tik pablogino situaciją. Jis nemanė, kad reikia, bet mes išsiklausinėjom ir paaiškėjo, kad jam dažnai yra ir kaklo ir esmės srities, taip vadinami radikulitai, magnetiniam rezonanse, jisai kaip mirtina diagnozė atsinešė į prišimus rotatorių sausgyslėse. Mes ėmėmės vizualinės diagnostikos, šitiek daug šiandien matėte jau scenoje, tai dabar kviečiu atidžiausiai žiūrėti, kaip matote, ką matote. Be to, kad atletas, sportininkas, tinklininkas. Kaip dėjo rankas lektoriui? Kuris petys aukščiau, kuris žemiau? Anas. Kuris anas? Kairys ar dešinys petys? Kuris aukščiau? Kurį petį jam skauda? Dešinį. Jis prisimena, kultūriškai ten filmas buvo ką tik prieš pertraukėlę. Gerai, kas dar suėmė taip? Dešinysis petys aukščiau. Kaip jo vidurio linija, kaip atrodo jo pilvas? Matot iš priekio, matot iš nugaros, matot kvadratinius raumenis. Gerai. Na va, nustatė, dešinysis petys skauda, todėl kad jis aukščiau. Kaip ir pirma mintis. Gerai, ką dar matom? Galva pakrypus. Prašau? Kaklas galva pakrypus, vienausis. Kaklo galva pakrypus, labai teisingai. Pasirodo, reikia žiūrėti ne tik į pečių, žmogus skauda petį, bet jis prasideda kaklas nuo galvos, galva pasirodo pakrypus, netoks jis ne vienam lygiai. Net akis, žvilgsnis į dešinę. Kodėl jis tą dešinę žiūri, nors turbūt ir į petys variančią. Kas dar? Pažiūrėkim, kaip ir tą mergaitę, kuri pritūpimus darė. Pečių juosta, dubens juosta. Viena pusė, kita pusė. Klubo. Vidurio linija, kas turėtų būti stuburas tiesus ir lygus, matote, kad ne. Iš priekio ir iš nugaros vertinant, tai dar yra vizualinė diagnostika statikoje. Pirmi, užuomino ženklai. Antra dalis, vizualinė diagnostika dinamikoje. Kurį petį jam skauda. Ir antra vertus, kodėl pas jį tokie dažni asmens radikulitai žaidžia tenklinį? Kaip jūs manote? Ar vat toks rankos kėlimas, mušant kamuolį iš pat pilvo apačios su visa jo sveikata gali pagerinti sveikatą? Pakėlė 3 kartus pas mus kabinete, bet jis treniruotį tą pakėlė tikrai net ne 30 kartų, apie tinklinę traumą jau prašnekėjom ir su gydytojus ir dėjom. Matome, kad vizualinė diagnostika svarbi ne tik statikoje, bet ir dinamikoje ir negulinčio paciento testavimas jums atsakys į visus klausimus. Neužtenka pažiūrėti, pradedant čiupinėti, gyvo kūno negalima bijoti. Kur skauda? Na, jam petį skauda, petį reikia iščiupinėti, jam skauda ką? Raumenį ant fascijos, gal tai raiščiai, kurios vietų jie labiausiai. Lentelę aš jau rodžiau, ją reikėtų išsipildyti pakankamai atidžiai, nes tai darosi tam tikra mozaika, klinikinis vaizdas. Ir neriminant visos klasikinės medicinos, neurologinis ištyrimas be abejo turi būti pilnas. Matote, pagal klasikinis tyrimas yra plaktuku ir adatėlė, papildomai kineziologinis yra kamertonu per vibraciją, papildomai dirginant nervą ir stebint, kaip funkcionuos raumeninės grandinės. Neurodinamika yra nuostabus mokslas, kuris rodo nervinio audinio judėjimą, nes ramybėje, kol jo nejudinis, gali būti ir visai nepiktas ir visai daryti viską, ką nori. Matote provokaciją viduriniam nervui, kuris per deltinį raumenį leidžiasi žemyn į ranką ir per testavimą galima aiškintis, ar dėl to petys skauda, kad nervas pats yra užspaustas kažkurioje vietoje.
Manualinis testavimas su papildoma artrovaleriniam audiniui, ką išnekiau tarp slanksteliniai angoj, jūs matote, kad testuojamas raumuo galva palenkus į vieną pusę ir į kitą, galva pasukus į vieną pusę ir į kitą. Ir kaip matysite scenoje, nuo to be abejo keičiasi raumens tonusas ir dėl to priklausys, ką su to raumeniu, kokius pratimus elementariai reikėtų daryti. Neurologinė diagnostika tuneliuose, apie kurią aš šnekėjau, labai trumpai, o jų yra per ranką 9, bet nevarginsiu šiandien detalėmis. Matote, kaip pakelta pagalvėlė, bet petis lygiai, tai yra laiptinis raumuo, kaip pagalvėlė pakelta, bet dar ir petis už, sakykime, tai pasuktas į priekį, tai yra ir mažo krūtininio raumens funkcija. Todėl petį gali skaudėti vienuose judesiuose, neskaudėti kituose, nes tunelis kai atidarytas nervui gerai, kai uždarytas blogai. Raumuo tai veikia, tai neveikia, sąnarys tai stabilus, tai nestabilus, vieną dieną skauda, kitą dieną ne, įkvėpia skauda, iškvėpia ne, darosi neaišku, nes kardiologas sako, vis tiek jums šiandien širdis, nors krūtinės plotas. Manualinis testavimas su provokacija grandinėje, apie kurias lygiai taip pat žinot, ir yra skirtumas nuo plaštakos padėties, ką pasakė gydytojas Sergejus. Vienam žmogui reikia atlikti labai nemažai testų, kad būtų aišku vis dėlto, kur ta priežastis. Ir be abejo, kvėpavimo stereotipo diagnostika, ką ir ką tik gydytojas Aleksejus jums parodė, jūs galėtume dabar patys užsidėti rankas ant šonkaulio, užsimerkti trumpam ir giliai įkvėpti. Ir pasistengti ne apie mane galvoti ir ne apie auditoriją, sutelkti dėmesį savo šonkaulius. Ar galit nepažiūrėję žinoti, kur yra jūsų šonkauliai? Tai yra svarbu, sensomotorinė iš karto kontrolė. Užsidėjot, įkvėpėt giliai, bet užsimerkėt, kad jaustumėt, kaip delnai kyla. Iškvėpėt giliai. Dar 3 kartus be mano balso, aš norėčiau, kad jūs mintyse savo atsakytumėte į klausimą, kuri pusė šonkaulių juda lengviau. Ir už nugaros dabar. Kas yra nepilnutinis? Jūs, manau, kad jau tikrai žinot, kiek pati pilvo ir krūtinė. Vienas priekyje ant tų pačių šonkaulių, kitas nugaroje ant tų pačių šonkaulių. Jūs teoriškai tai žinot, kad jie turėtų išsiskleisti į visas pusės. Dabar pabandykit savo praktiškai, savo sąžininkai praktiškai pasakyti, ar jie ten juda nugaroj ir suprasit, kodėl. Jums juosmenį kartais skauda, nors jūs tikrai nestumėt spintos. Bet prasidėjote asamblėje, galvodami galvas ištempę į ekraną. Na ir specifinė sportinė provokacija. Kai žmogus ramybėj sveikas ir buity sveikas, jis nori sportuoti. Mes išleisdami sportuoti, net ir neprofesionalą, norime jam palinkėti tik sveikatos. Ir tai yra specifinė provokacija. Matote, žmogus net ir patenkintas tai atlieka, nes jis jau čia gerėja. Tai yra tinkliniai specifinės provokacijos. Kelis kartus pritūpti su specifinė rankų padėtim, kaip jisai atmušinės kamuolį. Kelis kartus pašokti ir įsivaizduoti, kad jis jį atmuša. Ir kai jau pasižiūrime jį šokantį kaip tokį, tai po to jis atskirai pašokęs turi pirštais dar ir stuktelti, nes tai yra distalinės grandis, tai yra sensomotorinė kontrolė, tai yra pravedamieji takai, tai yra nervų sistema, kuri turi sukontroliuoti visų raumenų darbą ir garantuoti stabilumą. Kai šitiek mes iškankinam, išnagrinėjam, ištyrinėjam pacientą ir jis jau jaučiasi kaip ir mankštą padaręs, iš bendro susidėliojusio plano vaizdo mes tada jau galime spręsti, kas pas jį negerai, ar kairė ar dešinė diafragma, ar ten kepenis, ar ten kasa kaltos, kuris kaklinis segmentas, kuris nervinio tunelio fragmentas, sudarant gydymo planą, apibendrinę tyrimo rezultatus, apžiūros ir apčiopos ir visų testų, pradedam gydyti. Na, manau, jūs žinot, kad gydymas, kaip atrodo manualinė terapija, tas įspūdingas kaklo trašno, kurio prašviesėja akyse, neurodinamika, kai reikia daryti linksmus judesius, bet po to nustoja tirpti pirštai, kvėpavimo stereotipo korekcija, kurią bandau net dabar visai auditorijai vienu metu bent šiek tiek priminti bazinius dalykus, ir visceralinė terapija, kuri labai priklauso nuo apžiūros ir apčiopos duomenų. Matote, kaip šitoj konkrečiai skaidruoliai buvo mobilizuojamos kaip tik kepenų raiščiai, nes jie po to įtakoja dešinę peties disfunkciją, kuri veda iki įplyšimų, iki skausmo, iki negalėjimo sportuoti. Rezultato aš šį kartą nebekartoju to paties filmuko, kurį jūs matėte po 4 seansų filmuotoje medžiagoje prieš tai, bet aš noriu jums visiems įpūsti. Noriu labiau čiupinėti žmogų ir kad algoritmas pas jūs žmogų įėjus būtų vizualinė diagnostika, stovint ir judant.
kad palpacija būtų ne vien skaudančio peties, bet ir žemiau peties ir aukščiau peties ir ausių lygiai pažiūrint į lietų, kad reikėtų pagalvoti visada apie neurologinį pažeidimą ir jį pasitikrinti su kvėpavimo stereotipu. Kai gerai išsinagrinėsite, pagalvoti, koks dabar yra dominuojantis faktorius ir jį pradėti koreguoti. Be abejo, mūsų išvados yra, kad be neurologinės komponentės korekcijos ir kvėpavimo stereotipo korekcijos yra labai sunku dirbti. Ir iki šiol iki ateinant į taikomą kineziologiją, man atrodo, kad ties gydymas kaip Sizifo darbas. Stumi, du į priekį, viens atgal. Šiaip ne taip pagerėjo, atsisveikinom. Po mėnesio pasisveikinam, nes žmogus taip gerai pasijuto, kad nuėjo sportuoti. Na, tas Sizifas lavino raumenis. Bėda, kad nuo jų naudos nebuvo. Dabar mes, ir jūs jau pagaliau žinote, kad peties skausmo gydymas jau nebūtinai Sizifo darbas, bet tam reikėtų koreguoti neurologinę ir kvėpavimo stereotipo komponentę. Aš linkiu jums plėsti akiratį, kilti aukščiau, matyti plačiau, išskleisti sparnus, išskleisti akis, matyti, girdėti, klausyti ne tik save, dar savo pacientą. Na ir tada lengvo skrydžio visiems į profesinės aukštumas. Dėkuoju už dėmesį.